Sveiki, nu ką, apžvalga trečią sezoną po metų, ne? Tai pasidariau su Vestinė ir pažiūrėsim, kaip pavyko man šiemet sutaupyti beveik per metus. Liko kelios savaitės, nepilnai dvi. Ir kiek kažką pasiekiau. Tai ką noriu pastebėti, tai šitie skaitliukai turi tik iki 10 000. Tai reiškia, šitą skaitliuką man teko resetinti, kad vėl skaičiuotų per naujas. Tai reikia atkreipti dėmesį, kad nėra taip, kad dingtų gale nuliukas ir dasidėtų dar, galėtų tęsti toliau. Tai va, tai toks šitų skaitliukų minusiukas, bet nieko baisaus. Tas inverteris šiaip po kol kas neblogai, bet šiandien apie jį nieko baisiai nekalbėsim. Mūsų pagrindas apžiūrėti, ar verta statyti elektrinę ir bandyti sutaupyti pinigų. Tai va, pasidariau tokį lapą. Jeigu mane kas matėt, yra video jau du YouTube'ai, tai yra iki 2025.04.30 dienos, tai va čia yra visi parodymai per 2 metus, tai reiškia per 2 metus aš sutaupiau jau 1681, o dabar per šituos metus, tai yra taip, iš elektros tinklų skaitliukos, tai gaunasi, kad iš dabartinės reikšmės atėmiau prieš tai buvusią reikšmę, tai praeitam video, jeigu žiūrėt, tai buvo 2654 ir gaunasi 3787 iš elektros tinklų ėmiau, o iš namų skaitliuko tai gaunasi, kaip minėjau, 10 000 minus, pridėjau dabartinį parodymą ir atėmiau pernai metų parodymus, tai gaunasi 8823 kWh. Tai va tiek aš bendrai sunaudoju namuose. Ir gaunasi, kad plus dar pas mane stovi šitas skaitliukas, jisai skaičiuoja, jis ima iš akumo. Tai reikia ne tiesiai iš tinklų, bet jisai yra namams 57 tiek. Ir čia tokį esu pasidaręs avarinį labiau variantą, kad dingus elektrai turėčiau internetą ir dar serveris, kad būtų pajungtas. Tiesiog keletą prietaisų, kad galėtume telefoną pasikrauti ir keletą rozečių, kurios būtent skirtos ant šito. Ir kas toliau? Ir tai gaunasi, kad irgi M7 gaunasi 107 sunaudojau. Ir dabar bendrai gaunasi, kad per šiuos metus man Saulė pagamino 5143 kWh. Tai tiek grinai iš Saulės pavyko su dabartinė sistema, tai reiškia su šituo bloku, su papildomai 100 Ah akumais, tai iš viso yra 320 Ah. Tai čia kas gaunasi apie 15 kW, kažkas tokio, aš ten nežinau, kaip jau minėjau. Aš viskas skaičiuoju ampervalandėm, kaip ir viskas. Ir gaunasi taip, kad per metus man šitą elektrinę sutaupė 1080 eurų. Per metus. Ir bendrai gaunasi 2600. Atsipirko, ne? Bet jeigu aš būčiau iš karto normaliai pasistatęs ličio akumus, iš karto nebeblūdės ten su visokiais aukštiniais, jeigu būčiau didesnį ličio akumus pasistatęs, plus kas dar yra, aš dar turiu 320 Ah akumuliatorius, tai prie šitų akumuliatorių jungsis dar vienas didžiulis blokas, iš viso bus 600 virš Ah, nes noriu dar daugiau gauti grąžos iš Saulės. Tai va, ir apsimoka. Aš imu kainą po 21 centą, nes vasarą plius minus kainos panašios, bet jeigu imčiau tokias, kokias buvo žiemą, sausį ir vasarį, tai mums buvo sausį ir vasarį kaina po 32, man atrodo, centus, ar 31, nebepamenu. Tai atrodo jau Saulė kaip ir švietė, jau kažkiek padėjo gaminti, bet dėja
ta kaina pakilusi atsiunčia tada tokią sąskaitą, kad galvoju, blemba, nu daug. Tai va, tai dabar mes esam pasirinkę jau tiekėją. Aš į elektros neplanuoju priduoti, kaip ir kalbėjau nuo pat pradžių. Ir bandysiu žiemą naktim gauti akumuliatorius, kad dieną turėtume, nes tas yra, kad žiemą yra labai blogai, kada saulės nėra. Būtinai reikia saulės panelės valyti. Jeigu statot saulės panelės tam, kad jum būtų elektros iš savų lėšų be jokių ten kompensacijų ar kažką, tai aš manau logiškai būtų saulės panelės nesivalyti. Tai va, tai tokia apžvalga trumpa, nėra ką daug pasakoti apie apsimoką, ne. Tiesiog aš per 3 metus jau sutaupiau apie 2600, bet kaip sakant, tobulumų ribų nėra, dar dėsim papildomų akumuliatorių. Ar dėsiu daugiau saulės panelių, nežinau, nes turiu tokią logiką, kad bandyti žiemą dar statyti 2 panašius blokus, kad tu galėtum lygiagrečiais jungti, ne nuosekliai, bet lygiagrečiai, tada gautųsi vietoj 4 kW 8, bet kadangi jie apsiniaukia, gal daugiau panešta elektros. Tai vat. Bet čia dar tik tais pabandymai, nežinau, reikėtų gal pabandyti iš pradžių vieną bloką tokį susikonstruoti, pasižiūrėti, kaip jis reaguos į viską. Ir tada žiūrėti toliau paimti sprendimus. Tai va, šiam kartui tiek, su jumis buvo Tomas ir iki.